Liūdesio laikai ir džiaugsmo laikai. Tu pavertei mano liūdėsi džiugesiu, nuvilkai mano šutinę ir apjuosei džiaugsmu, kad giedočiau tau be perstojo šlovės giesmę. Viešpatie, tu mano Dievas, tau dėkosiu per amžius. Psalmyno 30 skyrius, nuo 12 iki 13 eilutės. Viskam ateina savas laikas. Egzistuoja periodai, kuomet lydi vien nesėkmės ir norisi verkti, bet po to seka laikas, kai norisi šokti ir dainuoti. Jei šiuo metu tave aplankęs nesėkmių laikas, gali būti tikras, kad neužilgo ateis džiaugsmo periodas. Mes per daug susikoncentruojame į tam tikras situacijas, bet Dievas visą tai stebi. Viskas yra jo žinioje. Jis yra tas, kuris myli savo vaikus. Reikiamu metu jis sustabdys nesėkmių periodą ir pripildys mus savo dangišku džiaugsmu. Visa, kas vyksta, išeina mus į gerą, net ir aplankęs nesėkmių periodas turi tam tikrą prasmę mūsų gyvenimui. Visą tai mes suprasime kiek vėliau, tačiau dabar mums yra liepta pasitikėti Viešpačiu, nepaisant to, kad yra begalė priežasčių skųstis. Mes trokštame įsikibti ir kelti savo žvilgsnius į Jėzų. Jis yra mūsų viltis, kuri mūsų dar niekada nenuvilia. Kartu su juo net ir gedulo ar sielvarto laikas gali tapti susitikimo su Dievu laiku, pilnu gilios ramybės ir vilties. Šioje viltyje mes norime stovėti stabiliai, giliai įsišaknyję jame, tarsi ąžuolas audroje. Ir jei jis ištraukia mus iš nesėkmių liūno, dėkokime ir giedokime jam giesmę. Nepamirškime jo išgelbėjimo, bet priešingai šlovinkime jį ir giedokime jam. Jo džiaugsmas pripildys mūsų širdį ir ji niekada nutils. Jis yra mūsų Dievas, kuris mūsų niekada nepamiršta. Ačiū Jėzau, tu išgelbėjai mane, nuo visko tu išlaisvinai mane. Ačiū Viešpatie, mano širdis turėtų džiūgauti ir lietis per kraštus iš džiaugsmo, kurį tu man dovanojai. Net ir tuomet, kai mane užklumpa nesėkmės periodas, noriu pasitikėti tavimi, nes tu esi mano išgelbėtojas.